Kaip taip greitai išmokai lietuvių kalbą? Šį klausimą man ko gero užduoda kas trečias žmogus, su kuriuo susipažįstu pirmą kartą. Sveiki, aš esu Irina iš Druskininkų iš Lietuvos, persikėliau čia iš Baltarusijos, susivinėjau ant vaikiškų suktukų, derindama tai su darbo korporacijai, kuri gamina surinkamus namus. Į Lietuvą iš Baltarusijos persikėliau prieš 7 metus, tačiau suprasti ir kalbėti lietuviškai pradėjau gerokai anksčiau. Iš pradžių labai pikau, kad nieko nesuprantu, nuolat klausinėjau savo vyrą, tuomet dar vaikino. Tai tapo mano pagrindinė motyvacija - suprasti, apie ką kalba jo draugai ir artimieji. Kai pradėjau suprasti, pikau jau dėl kito dalyko, kad negaliu atsakyti. Kartojau žodžius, bet specialiai nieko nesimokinau. Laikui bėgant pradėjau rašyti ir skaityti lietuviškai. Dar prieš persikeldama į Lietuvą Minske radau lietuvių kalbos mokytoją, kuris per pusantros mėnesių padėjo man išmokti sudaryti sakinius, įsiminti pirmusius žodžius. Dar Vilniuje 2 mėnesius lankiau grupinius kursus, tačiau greitai man tapo nuobodu, nes vien tik vienai parduotuvėje gaudavau daugiau realios kalbos praktikos nei per kursus. Man teko susidurti su vidiniu pasipriešinimu, kai reikėjo perlipti per save ir kalbėti bent kaip. Tačiau noras būti lygiavertis su vietiniais buvo stipresnis ir vedė mane į priekį. Ir jei jūs dabar susidūrite su sunkumais mokintis lietuvių kalbos, patikėkite, kalbos mokėjimą teikiami bonusai gerokai pranoksta visus sunkumais kelyje.